Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Viva Lituania! Viva Boxeo! Geriau nei gerai tvarkausi su emocijom, ypač po pralaimėjimų. Manau, kad pralaimėjimai yra tiesiog neišvengiama dalis šito sporto, tai to reikia. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau turėjau pilną pasiruošimą Sparta Gym'e, tai turiu naują komandą, naują klubą, kuriame sportuoju ir kurioje atstovauju. Jau sakiau ne kartą, Klaipėdoj galiu kovoti visose didžiausiuose turnyruose. Man tai patinka, tai yra mano miestas, aš jį atstovauju, tai didelė garbė, džiugu ir aišku, milžiniškos emocijos. Manau, pranašumai mano yra amžius, greitis, ta pati patirtis. Aš nemanau, kad jau nusileidžiu jam patirtim dėl to jo neaktyvumo. Jis per paskutinius 4 metus gal tik tais 2 kovas yra turėjęs. Aš visą laiką nuosekliai, ten laimėjimai, pralaimėjimai nesvarbu, bet visada buvo kovojimas. Tai manau, kad tas tiesiog minučių nesurinkimas ringė jam ir pakiško šį kartą. Aš manau, kad esu geresnis, Vitas mano, kad jis yra geresnis, komentatoriai mano ir taip ir naip. Tiesiog noriu laimėti, čia pirmas dalykas, antras dalykas, noriu čempiono diržo. Danius yra dinamiškas kovotojas, tai pasiruošiau ir aš tokios dinamikos, tempo, daug smūgių. Bus įdomi patirtis, nes iš tikrųjų labai dažnai kaip tik esu toj pusėje, kur mane labai daug žmonių palaiko, tai turbūt senokai kovojau kovoje, kurioje manęs nepalaikytų. Klaipėdiečiai, tai iš tikrųjų visi artimieji, draugai, palaikantis. Aš jau jums viską pasakiau, tikrai padėkojau, nėra ką pridurti, padarysiu viską galiu. Švyturio arena, ačiū visiems, kad susirinko čia, nesvarbu, kaunietis, vilnietis, klaipėdietis, palaikykit visus, pasimėgaukit renginių, plokit, rėkit ir džiaukitės kovom, kurias dabar stebite. Kovos svorio kategorija iki 67 kg. Kovotojai pasiruošę dar kartą sugerti jūsų visų palaikymą. Mėlynasis kampas. 32 metai, ūgis 1,72 cm. Jis itin patyręs kovotojas, tačiau tai jo UTMA debiutas ir sugrįžimas į ringą. Iš Find Your Strong, Martynas Danius. Raudonasis kampas. 23 metai, ūgis 1,78 cm. UTMA ringe 3 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Paminėkime ir čempiono diržą. Iš Sparta Fight Gym ir Fighter House, Vitas Karosas. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės. 3 raundus po 3 minutės. Jei teisėjaus akivaizdu, Robertas Šiuška. Kągi lieka desertas šį vakarą 3. Paskutinės kovos ir dabar Martynas Danius, kurį čia, tiesiog aplodismentų jūro pasitiko klaipėdiečiai Daniui. Tai yra sugrįžimas į didįjį ringą, jis kaunasi prieš Vitą Karosą ir įdomu, kad Vitas spaudos konferencijose akcentavo tai, kad stebėdavo dar paauglys, būdamas Danius kovas, jam įsiminusi ta jo akistata su Osininu, kurią Danius beje laimėjo ir dabar šie 2 skirtingo amžiaus, bet sakyčiau labai panašaus meistriškumo. Kickboksininkai vienas prieš kitą. Martynas Danius. Iš karto eina į artimą distanciją, daug smūgių rankomis. Aišku, Vitas Karosas, nepamirškime, yra boksininkas, bent jau buvo boksininkas. Ir nuo pat kovos pradžios daug dirba Martynas Danius. Iš karto galima užakcentuoti. Jo ištvermė yra neginčiama ir tai yra faktas, kad šis žmogus gali dirbti 3 raundus it užsuktas varikliukas. Kalbant apie tai, ar Vitas Karosas buvo boksininkas, Vitas Karosas yra iki šiol boksininkas. Tik tai bandydavo visą laiką nuslėpti, kuomet būdavo Muay Thai kovos. Teko kalbėti prieš kovą. Vitas sakė, ne, šį kartą jungsiu pilną pajėgumą nuo pat pradžių. Martynas Danius panašu tą patį galvojo, tą patį ir daro.
Ir vėl Martynas Danis, 32 metų klaipėdietis, na, sprogstamoji, jo energija yra tiesiog fantastika. Labai ištvermingas kovotojas. Martynas, Vitas Karosas, taip pat jūtimieji rengėjai jau sužibėjęs ne kartą, bei įdomu matyti Sparta Gym. Užrašą prie jo klubo dabar, oi, geri, na, Karosas smūgiai. Keliu, pabandė Vitas Karosas pradėti ataką. Legendos sklando apie Martyno Daniaus smūgio stiprumą, tą jėgą, kurią turi savo rankose, sugeba pajungti labai didelę savo korpuso dalį savo smūgiams. Daugelis kovotojų vėliau po kovų savo, kad tokių smūgių greičiausiai niekada gyvenime nėra patyrę. Bus įdomu su Vitu apie tai pakalbėti. Ir labai įdomu dabar, kaip Danis po sėkmingo Karoso smūgio pats sugeba permušti. Dažniausiai, na, permušimus matome po netikslių smūgių. Danis tai daro ir po gerų varžovų atakų. Čia Raimondas Vlasevičius. Jį matysime vasarį Žalgirio arenoje. Galima išpaminėti Spartos atstovas, o Vitas Karosas taip pat. Šiame turnyre atstovauja Sparta Gym. Spaudžia Martynas Danius. Matome šiek tiek prakristas Daniaus rantakis. Geras smūgis į korpusą, kurį atlieka Vitas Karosas, labai daug jo akcentuotų smūgių į korpusą, priekinę ranką ir vėl kiša varžovui po alkūnį. Smūgį Vitas. Artėja pirmasis raundas prie pabaigos. Tikslus smūgių rankomis. Ir pirmojo raundo pabaiga. Pažiūrėsime, ar bus išlaikyta tokia pat energija visos kovos metu. Pirmajame raunde ta energija veržiasi per kraštus. Čia tiksliausių smūgių pakartojimai. Ir geras, kaip tik matėme smūgis keliu, kurį atliko Vitas Karosas. Danis daug dirba pirmo numerį, bet kaip tu man tai ir minėjai, Karosas atėjo buksuoti. Tai daro labai efektyviai šioje kovoje kol kas. Čia ir Deividas Gailius, Martynas Mažeika, kaip gybėjų Klaipėdos Šilvyturio arenoje. Mindaugas Virdžiūnas, ten be abejo buvo ne Mažeika. Mažeika irgi mačiau yra arenoje. O čia. Antro raundo pradžia. Danis spaudžia varžovą prie ringo virvių, bet Karosas gerai išeina ir dabar jau oponentai stato jam nepatogią padėtį. Gerai pasiruošę šiai kovai atrodo Karosas. Ir vėl į korpusą Karoso tikslus smūgis. Po priešininko alkūnėmis lenda jo. Smūgiai rankomis. Džabas. Klaipėdiečiai Martyną Danių antrajame raunde. Vitas Karosas dešinę. Ir ką daro Vitas Karosas? Jisai neleidžia jaustis saugiai Martynui Daniui, neleidžia jaustis tarsi namuose. Dabar pralindo apatinis smūgis tarp priešininko pirštinių, kurį atliko Martynas Danius. Korpusą. Smūgis kojomis dabar atlieka Karosas. Danius. Geras kelias. Tvirti presai be abejo taip lengvai nepramuši. Ir geras Karoso apatinis. Labai įvairi technika, kurią naudoja šiandieną Vitas Karosas, ypatingai kalbant apie smūgius rankomis. Tikrai boksas šiandieną Karoso veiksmuose matomas.
dabar užėjimas. Užėjimas tiesiog dviem tiesiais. Vėliau baigiama ataka. Klaipėdiečiai įsijautė į šią kovą, jų numylėtinių tikrai nelengva. Sugrįžti varžovas rimtas. Varžovas jau įrodė savoje vertę ne kartą. Būtent jutimieji ringe. Vėlgi, Karosas iš tų kovotojų, kurie kaunasi prieš bet ką, kaunasi su visais. Prieš Danilą buvo pralaimėta, bet irgi labai gražioje kovoje. Prieš vieną iš savo paauglystės dievukų, kaip kalbėjo pats Karosas, jau sukovota. Danius dabar jo kelyje. Vitas Karosas kolekcionuoja pavardės, kurios jį patį tenkintų ir kuriomis galėtų didžiuotis. Ir čia Martynas Danius rodo, kad dar gali pakreipti šią kovą. Stiprus, labai stiprus šoninis smūgis, kurį atlieka Karosas. Įsivilios dabar Vitas Karosas per ringą virvę. Martyną Danių. Ir atsipalaidavimas. Vitas Karosas. Antrojo raundo pabaiga. Lieka dar 3 minutės kovos. Galima dar priminti, kad visos kovos čia vyksta 3 raundus po 3 minutės. Ir mūsų laukia dar viena šios kovos dalis. Galiu pasakyti vieną paprastą dalyką, kadangi taip, Muay Thai dvikovose, ypač paskutinėje kovoje su Arnu Kalasiūnu, pilna jėga negalėjo. Banguoja Vitas Karosas čia pačioje raundo pabaigoje. Daniui reikia pokyčių. Trečiajame raunde ir realu, kad reiktų knockdowną arba, aišku, knockouną. Įprastai. Raundai, kuomet nėra knockdownų, kuomet nėra ryškios persvaros, baigėsi rezultatų 10-9. Jeigu pasiūsi varžovą į knockdowną, gali turėti įvertinimą 10-8. Štai tai Vitas Karosas. Trečiame raunde visiškai tokia pati koncentracija kaip ir pirmajame. Labai geros fizinės formos. Šiandien atrodo Karosas. Viena iš solidžiausių, sakyčiau, jo kovų per pastarąjį laikotarpį. Taip, su Danila irgi buvo gerai, bet ten pirmąjį raundą jis labai atidavė Danilai. Dabar nuo pirmo ir iki šios akimirkos Karosas išlaiko tą patį tempą. Jeigu taip atvirai kalbant apie Karoso kovą su Danila, atrodo, tuomet pasisaugojo tą patį Vitas kalbėjo, ten boksą jisai kurį laiką nepajunginėjo. Ir toks vaizdas, kai susitinka su savo dievukais, Vitas Karosas turėdavo gal psichologinį barjerą, kad, na, bijo kažką padaryti per daug gerai, per daug šiandien. Vitas Karosas yra tas, kurio visi seniai laukia ir jau buvo pasiilgę. Užasiliną turbūt, užasiliną pats. Karosas čia Klaipėdoje prieš Martyną Danių jis nepaiso autoritetų, yra gerokai jaunesnis be abejo jis, bet ta jaunystė, ta energija, kurią jis duoda šioje kovoje, manau, klaipėdiečiams turi patikti, bet kokiu atveju. Nepaisant to, kad kovojama prieš Danių. Į pusėje, trečiasis raundas. Ir kaip švariai kojomis sujuda Vitas Karosas, tai yra trečiojo raundo vidurys. Jūs pažiūrėkite, koks lengvumas čiurnose, koks lengvumas stovėsenoje Vito Karoso veiksmuose. Patinka man, kaip šiandienį kovą atėjo pasiruošęs Vitas Karosas. Danius be abejo savame stiliumi. Pirmas numeris, spaudimas, stiprus smūgiai rankomis. Bet Karosas šiandien tiesiog žavus. Lieka minutė. Minutė šioje kovoje. Smūgiai vis dar labai stiprus, nepaisant to, kad tai jau yra paskutiniai akordai, paskutiniai dūžiai. Artima distancija. Smūgiai keliu, na dabar daugiau. Netikslių smūgių atlieka tiek vienas, tiek kitas. Danius bando prispausti varžovą prie ringo virvių, lieka 20 kelios sekundės.
Techniškai. Karoso kombinacija, pabaigimą į smūgių koją. Daniaus atsakymas keliu. Čia nedaug trūko Vitui Karosui iki 10-tuko. Ir smūgio keliu į galvą. 10 sekundžių. Dar nori Karosas, dar nori Danius, dar norime ir mes. Paskutiniai smūgiai pasikeičiamieji ir bus galima skelbti kovos pabaigą. Ačiū Vitai, ačiū Martynai. Galime drąsiai sakyti visų žiūrovų vardu. Kova buvo graži, du vienas kito verti priešininkai. Ir čia yra pagarba, čia yra kovinio sporto grožis. Manau, ateityje gal dar kartelį ir susitiks Danius su Karosu. Laukiame dabar teisėjų sprendimą. Dėl dar vieno karto susitikimo, manau, neverta gadinti tos, kad tai, kas yra labai gražu ir bandyti to pakartoti. Gražiausia vakaro kova, bent jau iki šiol, tikrai faktas. Na patys jie kalbėjo, kad galbūt norėtų ir Muay Thai taisyklėmis sukovoti, taigi žiūrėsime, kaip ten bus. Šiandien buvo kickboksas ir na, mes savo nuomonę turime, turbūt, kas tą kovą laimėjo. Galbūt kol kas klaipėdiečių savo nuomonę per daug neliūdinsime. Pažiūrėsime, ar tokią pat nuomonę turi kovą. Vertinę teisėjai. Ir mes turime šios kovos nugalėtoją. Visus 3 raundus laimėjo ir pergalę pelnė raudonasis kampas Vitas Karosas. Švenčia Vitas Karosas, švenčia Sparta Fight Gymo. Kovotojai su Martynu Daniumi pasikalba ir Andrius Šipaila. Šipailai, žinoma, Spartos treneriui tai yra taipogi kerštas už Igorio Osinimą. Irgi, Vitai, pradėkime nuo tavęs. Kaip nugalėtojo, visų pirma, koks jausmas buvo kauti su vienu iš savo idealų? Keistas. Pastaruoju metu tai darau su Danila. Danius, dar yra pora vardų. Bet hey, I'm champion for a reason. Tas priežastis mes matom dažnai. UTMA ringe toks pagarbos momentas, džentelmenų momentas po kovos. Ką apie jį galėtum pasakyti? Manau, tai privaloma. Mes ateinam čia, rizikuojam, atiduodam savo sveikatą, kuri mums po to senatvį dividendus mokė, žinot. Nes senatvį nemanau, kad būsim aštriausio proto, mes visi čia su visą, aišku. Pagarba mum. Tai reikia atiduoti pagarbą, come on. It's not that deep, tipo. It's not that deep. Ką apie pačią kovą galima pasakyti? Taip, iš šono atrodė formai, pripažinsiu. Nice, aš visada formai, 2 paskutinės kovos buvo su niuansais. Dabar labai noriu padėkoti irgi savo naujam klubui, Sparta Gym, visiems sparring partneriam. Taip pat dėkui ir savo namams, kurie širdį visą laiką man bus namai. Tai Fighter House, Matufa, Ukteris. Ačiū jums visiems, kas prisideda. Hey, and as I say, I'm champion for a reason. Naujokas bandys kėsintis, girdėjau Kaune, 5 raundai. Muay Thai taisyklės, MMA pirštinės, tokie gandai sklandė. Anyone can get it. Jie juokavė su mažom pirštinėm, mažiausiai ko jie nori, tai būtų su manim ringe. Aš boksoras, galiu bombarduoti. Žinau, kad Danis buvo pasiruošęs boksui. Su juo daugiau kojų buvo, bet su MMA pirštinėm. Baigit juokus. Viva bokseo bus visiems. Nu ką lauksim nekantriai, Vitas Karosas, šios kovos nugalėtojas. Ir žinok, man tai aš sutinku su Vito mintimis, su mažomis pirštinėmis mažai kas norėtų eiti Martynai su Vitu Karosu. Dar ir Martyna, be abejo, komentaras. Koks buvo jausmas? Grįžti į Klaipėdą, kuri tave labai myli. Ačiū, Klaipėda, ačiū labai. Tai, blemba, galva keista, nežinau kaip atrodau, jaučiu rytoj bus sunku, biški užtinės, bet kas liečia kovą, tai, jaučiausi gerai. Vienu momentu man atrodė, kad ten buvo knockdownas. Galbūt nebuvo, teisėjai čia pasakys, čia, kaip yra, taip yra, pralaimėjau. Galbūt ne 3-0, čia vėlgi mano nuomonė, iš šono tikrai daviau jam gerų smūgių. Bet nustebino, iš tikrųjų nustebino Vitas, nustebino jo kiekis. Pradėjo iškart kaltis. Šunuolis, labai gera taktika, su Andrium šnekėjau, sako, eisim ant kiekio ir kelių. Nu, okei, pasiteisino, tai viskas gerai, aš galiu, kaip ir minėjau, man tie 5 raundai pagal mažos pirštinės Muay Thai irgi tinka. Tai aš tikrai niekur nebėgu ir jokių karjerų dar nebaigiu.
kaip matot, kovau su čempu, viskas ok. Mano akim buvo knockdownas, nebuvo, tai ką padarysi. Iš manęs tiek. Klaipėda, ar mes norėsim dar? Bus. Jo, tai bus. Tai kaip būtų, nesvarbu, ar bus, ar nebus, pofik. Ačiū labai visiems atvykusiam. Ačiū, kad jūsų tiek daug. Kolektyvas. Tai iš tikrųjų, tikiuosi, kad jūs gavot tų emocijų, kurias aš gaunu, kai žiūriu kovas. Nesvarbu, ar draugų, ar pažįstamų, ar UFC. Man nerūpi, man ypatinga kovas, tikiuosi, kad patiko ir jums. Ačiū už vakarą. Ačiū Martynai. Martynas Danius, jo sugrįžimą į ringą. Ką tik turėjome galimybę paliudyti. Ačiū Martynai už tai. Top Sport kazino. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.